Sveiki visi šį nuostabų sekmadienio vakarą. Labai dėkoju tiems, kurie nusprendė skirti savo laiko ir mane išklausyti. Viskas prasidėjo pavasarį. Aušo labai nuostabus gaivus rytas ir mano gyvenimas asmeninis pradėjo klostytis taip, kaip ir turėtų. Nes 4 metus bandžiau išsikapstyti iš nuolatinių problemų ir sunkumų. Ir suprantat patys, kad užsisukus kasdienybėje nelengva rasti laiko tam, kas įdomu ir kuo smagu užsiimti. Tada neaktualūs ir platesni globalūs įvykiai, išskyrus žinoma nesibaigiančios naujienos apie koronos virusą su visais naujais variantais ir nuolatinis Ukrainos fronto naujienų tikrinimas, aišku. Rytinis kavos puodelis su pasaulio ir Lietuvos naujienų aktualijų apžvalga jums gal skamba nuobodžiai, bet ilgą laiką buvo mano mėgstamiausi pusryčiai. Ir ne tik, kad tų aktualijų apžvalga, bet ir skirtingų šaltinių medžiagos skaitimas, lyginimas, analizavimas. Man visą tai yra įdomu, nes žurnalistika visada atrodė svarbi, nes sveikos, tokios aštrios ir tiesos nebijančios žiniasklaidos vaidmuo valstybės gyvenime yra vienas svarbiausių, mano nuomonė. Apskritai tai yra labai stiprus sveikos valstybės požymis. Pasakykit, kas daugiau, jeigu ne atsidavę ir principingi žurnalistai, kurie nori žinoti daugiau, pasikapstys giliau. Ir ne tik, kad sugebės užduoti tuos nepatogius klausimus, bet ir iškapstys, prisikas prie tos nemalonios ar net inkriminuojančios tiesos. Ir aš tikrai labai didžiuojuosi tuo, kad buvau viena iš pirmųjų Laisvės TV rėmėjų, dažna laidų filmavimų viešnia, Laisvės pikniko dalyvė. Vežiausi ir mamą. Abidvi negalėjom atsidžiaugti, kad pagaliau turim nepriklausomą naujienų alternatyvą. Žinojom, kad nepriklausoma, nes remiama tokių žmonių kaip ir aš, kurie neturi daug, bet siunčia, kad ir tuos kelis eurus per mėnesį, nes supranta nepriklausomo žodžio svarbą ir kokia tai yra prabanga iš esmės. Pagalvokit, kad prieš šiek tiek daugiau nei 30 metų tai buvo siekiamybė ir svajonė. Dėl to žmonės kabinosi vienas kitam už rankų Baltijos kelyje. O šiandien mums tai yra kasdienybė ir savaime suprantam, ar ne? Kas galėjo pagalvoti? Apskritai Laisvės TV sukūrė nuostabų konceptą mano manymu. Ne tik nepriklausomą žiniasklaidos kanalą. Tai jie yra šiek tiek daugiau. Netgi sakyčiau, pakankamai liberalių pažiūrų ir pažangų naująjį Lietuvos sąjūdį tam tikrą. Įvairios jų organizuojamos akcijos mums visiems leidžia pasijusti dalimi kažko didesnio. Ir kiekvienas sykį prisidėjus prie vienos ar kitos akcijos atrodo, kad ta diena užsiskaito. Ir tai yra nuostabus būdas skatinti tą tokį pilietiškumą ir tai yra fenomenalus talentas. Ir labai smagu, kad kažką tokio turim. Bet pati laida Laikykitės ten nėra kažkokia labai originali idėja, taip pat kaip ir nėra labai originalu sėdėti ir daryti podcastą kažkokį. Tai mes čia dviračių neišradinėjom, tai jos, mano manimu, tas konceptas Laikykitės ten laidos buvo įkvėptas liberalių JAV vakaro laidų ir jų legendinių vedėjų, tokių kaip Bill Maher, John Oliver, Trevor Noah ir jų nuomonių pateikimo stiliaus. Tos laidos buvo mano naujas atradimas ir po 4 metų pertraukos pagaliau prisėdus savo mėgstamiausių tų pusryčių. Aš peržiūrėjau vieną 7 minučių trukmės Billo Maherio video, kokius 4 kartus iš eilės. Kviečiu pasižiūrėti kartu, jeigu norit, jeigu nematėt, sustabdykit šitą įrašą ir mano Facebooko paskyroje yra lietuviškais subtitrais išverstas video. Ir kai pažiūrėsit, prisijunkit atgal.
Man iš tikrųjų labai yra sunku kalbėti, nes aš vis dar esu netekus amo. Nors, sakau, pamačiau visą tai, pradėjau tuo domėtis ir tai gilintis pavasarį. Ištiko šokas visiškas. Pradėjau paniškai ieškoti informacijos, nes negalėjau patikėti, kad situacija gali būti tokia rimta ir visą tai sugebėjo praslysti pro mano akiratį. Ir tos informacijos ieškojau visur, tikrinau šaltinius, tų šaltinius, nes mes esam labai automatiškai pripratę, kad jeigu kas nors ką nors sako, kad Amerikoje gal nėra viskas idealu, tai automatiškai yra Rusijos propaganda. Tai aš buvau labai atsargi, kai pradėjau domėtis, kad nepasimaučiau ant tų propagandistų kabliuko. Bet Bilas Majeris jau savaime yra pakankamai patikimas šaltinis. Jis yra liberalių pažiūrų politikos komentatorius, ypatingai konkurencingame Amerikos televizijos biznėje sugebėjęs išsilaikyti 30 metų ir ne tik, kad išsilaikyti, bet jis yra labai populiarus ir įtakingas, sakyčiau, jo daug kas klauso. Ir kuo daugiau aš domėjausi, tuo labiau įsitikinau, kad nuoširdžiai visą laiką galvojau, kad esu labai pažengus, labai žinau čia tuos vakarus, bet supratau, kad neturiu žalio supratimo, kokiame pasaulyje gyvenu. Visada buvau didžiausia Kanados mylėtoja ir didžiausia fanė. Nesu sutikusi nuoširdžiai šiltesnių ir nuoširdesnių žmonių negu kanadiečiai. Buvo laikas, kai net svarsčiau galimybę ten kuriam laikui persikelti. Jungtinės Amerikos valstijos visada atrodė kiek labiau nepažabotos, bet ta amerikietiškos svajonės idėja, neribotų galimybių visiems vizija ir absoliuti žodžio ir minčių saviraiškos laisvė, tai yra tokios pamatinės mano vertybės, kurios yra visą laiką ir bus sąrašo viršoje. Jos nesikeičia. Pradėjusi domėtis plačiau, ne tik susipažinau su daktaro Jordano Petersono darbais, labai tikiuosi, kad esate apie jį girdėję, jeigu ne, su juo susipažinsim plačiau. Bet taip pat suradau ir laisvą alternatyvų konservatyvesnių internetinių laidų Amerikoje kanalą. Labai panašų į gerai pažįstamą Laisvės TV. Vadinasi Daily Wire. Ir dar daug kitų. Po valandų praleistų žiūrint jų medžiagą, klausant faktais paremtų argumentų ir kitokios nei man įprastos nuomonės logiško išdėstymo, visas mano tas idiliškas liberalusis pasaulio burbulas susprogo. Ir galit sakyti, kad galbūt perdedu, bet iš esmės tai supratau, kad nieko nežinau. Jaučiausi apgauta. Ir aš visada žinojau, kad vakarai tai mūsų ateitis, link kurios turime eiti ir geriausias pasirinkimas. Bet dabar supratau, kad vakarai yra mūsų ateitis ir geriausias pasirinkimas, bet jie patys vakarai šiuo metu išgyvena didžiulę egzistencinę krizę ir vaikšto labai aštraus peilio ašmenimis. Ašmenimis, kurie mūsų tautai tokie pažįstami. Ir žaidė kartų kartas. Jie žaidžia su komunizmo idėjom. Todėl negaliu patikėti, kad Lietuvos žiniasklaida, kurią visada laikiau ir nenustoju laikyti, labai aukštos kokybės, na, aišku, su tam tikromis išimtimis. Bet aš niekada negalėjau patikėti, kad tokia, kur čia yra akla, mūsų žiniasklaida gali būti tai dabartiniai situacijai vakaruose. Na, apie kokias ten skyrybas, piršlybas ar dar bet kokią informaciją, kuri yra būtina Lietuvos žmonėms žinoti iš vakarų, tai yra nušviečiama, ar ne? Bet aš turiu klausimą. Kodėl mes negirdim apie visišką chaosą mokyklų programose, kuriuose lytinis švietimas prasideda pradinėse klasėse ir diskutuoja lyties aptakumą, grafiškai pristato įvairias homoseksualių santykių variacijas ir visą tai daro besidangstydami homofobijos prevenciją ir saviraiškos laisvę. Įdomu.
Kodėl negirdime daug naujienų susijusių su nepilnamečių ir net mažamečių cheminė kastracija, netgi be tėvų žinios? Ir visą tai darant, dangstantis sveikatos apsaugą. Kodėl negirdime, kad pareigas einantis prezidentas Joe Bidenas savo viena pagrindinių vidinės politikos misijų iškėlė lyties patvirtinimo ar keitimo arba gydymo priešingos lyties hormonų terapiją prieinamumo vaikams užtikrinimą. Taip, vaikams. Negirdime apie cenzūros ir persekiojimo dėl kitokios nuomonės atveju. Tas pats mano minėtas daktaras Jordanas Petersonas, kuris, tarp kitko, pasisako labai aršiai prieš komunizmą ir prieš visą šitą sistemą. Ir tai yra jo varomoji galia. Jis yra dabar siunčiamas persiauklėti. Panašiai kaip Bill Maheris savo video kalbėjo. Apie tai plačiau pakalbėsim kitą kartą. Taip pat negirdim labai daug apie galimai politizuotą buvusio JAV prezidento Donaldo Trumpo teisinį persekiojimą ir dabartinio Jungtinių valstijų prezidento Joe Bideno sūnaus kelius ir klystkelius, kurie veda link korupcijos ir galimų padėties įtakos pardavinėjimų. Nekalbam apie sunkiausią klausimą, kurį tik įmanoma užduoti moderniosiam feministam. Kas yra moteris? Ar jūs žinot, kad vakaruose šitas klausimas išgąsdina pusę populiacijos? Negirdim per daug apie translyčius, kurie užsideda peruką ir prisiaugina plaukus ir varžosi su moterim dėl medalių įvairiose sporto srityse. Ar net baisiau apsimeta, kad yra moteris, lipa į bokso ringą ir sulaužo į kaulus. Tiesa, sušmėžavo man kažkur naujienų sraute, kad Vaidas Paumila kažkokį komentarą parašė apie naują Miss Nyderlandai, tą vyrą, atėmusi titulą iš tikrų moterų. Ir vietoj to, kad mes pasidžiaugtume, kad vyras užstoja moterų teisę dominuoti išskirtiniuose konkursuose ir projektuose, kurie yra sukurti būtent moterim, jis užstoja, kad tos teisės nebūtų atimtos kažkokiu tai apsimetėliu. Bet vietoj to feminizmo Lietuvoje pagrindinės atstovės iš karto kirto atgal. Tai kas kovoja iš tikrųjų už moteris, feministės ar blaivaus proto žmonės? Ir labai baisu, kad visi, kas turi bent šiek tiek kitokią nuomonę negu ta, kuri yra politiškai korektiška, yra visada automatiškai apšaukiami Rusijos agentais, šalies išdavikais, maršininkais, celofanininkais ir dar baisiau. Labai svarūs argumentai turėčiau pasakyti. Ypatingai stebino ir labai akivaizdu, kad tokia mada žmonės nurašyti ir automatiškai priskirti blogiausios reputacijos grupiai ateina iš ir yra labai sėkmingai praktikuojama mūsų elito. Politikų, žurnalistų, visuomenininkų ir visų kitų labai svarbių žmonių, kurių kiekvieno žodžio svoris yra daug didesnis, tai yra atsakomybė didesnė. Taip pat akivaizdu, kad tokia arogancija ir jokios meilės artimui, supratimo, nuoširdaus rūpesčio stokos mada atėjo ne iš mūsų baltiškų šaknų, bet iš bandymo pamėgdžioti dabartinę oficialią vakarų poziciją ir stovėseną. Vakarietiškos vertybės, kaip sakant, taip, kur valdžia žino geriau, o visi besipriešinantis kvailiai radikalai. Jums nekvepia kažkuo pažįstamu? Turiu daugiau klausimų. Nuo kada nuomonės turėjimas automatiškai lygus šalies išdavystai? Nuo kada nepatogių, bet labai aktualių klausimų kėlimas nėra sveikintinas, o didžiausia nuodėmė?
Nuo kada faktų tikrinimas ir galvojimas savo galva yra nusikaltimas? Nuo kada mes nebegalim palaikyti aršių, informatyvių, argumentuotų diskusijų, vienas kitam paspausti rankas pabaigoje, kad ir nesutinkam su vienas su kitu ir parodyti pagarbą. Žmogišką pagarbą. Kas yra nuo mūsų slepiama? Gyvenimas nėra tik juoda balta, o velnias slypi detalėse. Manau, kad naudingiau būtų ieškoti to, kas mus kaip tautą jungia, o ne nepailstamai kapstytis prie to, kas labiausiai skaldo. Yra daug klausimų, su kuriais, manau, visi iš esmės sutinka. Na, pavyzdžiui, visi norim kokybiškiausio ir visiems vaikams prieinamo išsilavinimo. Visi norim, kad biudžetiniai darbuotojai, ten tokie kaip gydytojai, slaugytojai, mokytojai, pareigūnai ir kiti neturėtų skaičiuoti tų paskutinių centų ir sukti galvą, kaip išgyventi, bet būtų vertinami gauti adekvatų atlygį už savo sunkų darbą ir tą darbą, kuris yra gyvybiškai svarbus ir reikalingas mūsų šaliai. Galbūt ir mobingo atveju mažiau pasitaikytų. Mes visi norim jausti saugus, laisvi ir išgirsti. Mums labai svarbios Lietuvos šeimos, turim jų tiek daug ir pavyzdžiai labai gražų. Yra nuostabu. Todėl atėjo pats laikas, kad suprasti, kad valstybės ateitis yra mūsų rankose. Na, bet taip iš tikrųjų. Pradėti į tai žiūrėti rimtai. Pradėti domėtis ir užduoti daugiau klausimų, bet tokių esminių klausimų. Na, pavyzdžiui, kodėl biudžete tiek mažai pinigų biudžetininkų atlyginimams, bet tiek daug valdininkų kišenėms? Laisvės TV daro nuostabų darbą, atskleisdami politiko akiplėšiškumą. Ir kuo daugiau jie atskleidžia, tuo aiškiau darosi, kad nebėra iš ko rinkimuose rinktis, nebėra už ką balsuoti. Jie visi yra vienodai arogantiški, vienodai nesiskaito su žmonėm, vienodai mąsto, kad čia valstybės pinigai tai yra mano pinigai. Tikrai nėra ko rinktis. Ir labai gaila, nes aš manau, kad turim labai nemažai protingų, talentingų jaunų žmonių, tokių žingeidžių ir logiškai mąstančių savo srities specialistų, kurie būtų daug naudingesni priimant tokius svarbius sprendimus mūsų valstybėje. Ir žinau, kad tokių žmonių yra daug, nes jų nemažai pažįstu, nemažai teko jų sutikti. Ir norėčiau, kad suprastume, kad tai jūsų vaikams teks mokytis perkrautose klasėse su pervargusiais ir suirzusiais mokytojais. Neaišku dar, kokių lytinio švietimo dalykų ir nuo kokio amžiaus. Jums reikės mokėti mokesčius ir stebėti, kaip valdininkai tuos pinigus švaisto į kairę ir į dešinę. Jūs vieną mėnesį už elektrą mokėsit 80 eurų, o kitą jau 200 ir neturėsit nei kam pasiskusti. Jeigu jums tai nepatinka, turėtumėt kažką dėl to daryti. Nes valdžią renkame ne tam, kad mus valdytų ir tai, manau, yra vienas svarbiausių dalykų, kuriuos privalom suvokti. Mes valdžią renkame tam, kad mums tarnautų, kad mus atstovautų, kad įsiklausytų į tai, ką mes sakome, ko mums šitai šaliai reikia, o ne priiminėtų įstatymus, kurie gražiai atrodo vadovėlyje. Vakarai kaip didžiausias pavyzdys, bet visiškai nekreiptų dėmesio į tai, ko reikia žmonėm. Valdžią renkame, kad mums tarnautų ir kad atsakytų į labai svarbius klausimus be išsisukinėjimų. Tai ir pasigilinkim savo į tuos rūpimus klausimus. Ne tik pabumbėkim kaimynui per tvorą. Aš asmeniškai labai ilgai dvejojau ir save atkalbinėjau milijonus kartų. Ar verta į visą tai veltis? Ypač, kai toks vienpusiškas nuomonių klimatas vyrauja. Bet kaip ir ne kartą prieš tai savo gyvenime peržiūrėjau mano asmeniškai labai gerbiamos Nijolės Oželytės kalbą, pasakytą mokiniams susirinkusiems Seime sausio 13 metinių proga.
man regis prieš kokį 12 metų. Ta nuoroda pasidalinau Facebooko paskyroje taip pat, tai galite pažiūrėti ir tą video. Jinai jame sako, galvok savo galvą. Tie, kas gražiai kalba ir kažką duoda, paprašys kažko atgal. Parvešk į Lietuvą šilumą ir gėrį. Mokykis istorijos ne kaip faktų kratinio, bet kaip veiksmų ir pasiekmių ryšio. Ką daryti su ta laisvė? Kaip nesugyvulėt? Kalbėk tiesą, tiesa padarys tave laisvu. Gal kažkam būsi nepatogus, gausi per galvą, bet bent jau žinosi, kad galva yra. Klausau šitos kalbos kaip savo mantros kasdieną. Ir suprantu, kad neturiu kitos išeities. Juo labiau, kad piestų prieš visą šitą prievartinį liberalizavimą ir visuomenės demoralizavimą stojom ne tik mes, valdžios nuomonė neišprusę, atgyvenusio požiūrio lietuviai, kuriuos reikia išmokyti kultūros, bet ir amerikiečiai, į kuriuos tiek lygiuojamės. Bet kiek apie tą aktyvų pasipriešinimą girdim Lietuvoje? Jie laisvi ir aktyviai pilietiški žmonės. Jeigu kokių vakarietiškų vertybių turėtume pasimokyti, tai ir būtų suvokimas, kad jeigu situacija tavo šalyje yra sumauta, tai yra tavo asmeninė atsakomybė kažką dėl to daryti. Aš, pavyzdžiui, niekada rimtai negalvojau, kad kada nors prisėsiu prie mikrofono, bet jaučiuosi skolinga savo valstybei. Ir esu realistė. Aš suprantu, kad kalbėdama čia prie mikrofono vieną savo kambarį užsidarius, pasaulio nepakeisiu. Ir vienas laukia ne karys. Bet kažko pradėti reikia. Ir jaučiuosi skolinga savo šaliai dėl daug dalykų. Tai gimusi gavau laisvės dovaną, nes gimiau laisvoje Lietuvoje. Ar ne? Sunkiai mokiausi ir gavau galimybę nemokamai studijuoti, kur norėjau. Gavau teisę nemokamą medicininę pagalbą. Turim įvairių problemų ir niekas nėra idealu, bet mes turėtume įvertinti tuos dalykus, kurių kitos šalis neturi ir kuriomis savo gyventojų dėja neaprūpina visiškai. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose pagimdyti vaiką ligoninėje kainuoja nuo kelių iki keliasdešimt $1000 ir sąskaita išrašoma tėvams, nebent jie turi kažkokią tai išplėstinį gyvybės draudimą, kuris sumažina tą sąskaitą. Sunku visą tai įvertinti, kol neišvažiuoji kažkur kitur ir neatsiduri kitokioj realybėje. Kuo daugiau žinau, tuo labiau įsitikinu, kad nieko nežinau, kaip sakė Sokratas. Argumentuotų diskusijų ir debatų metu gimsta tiesa, bet tik tais tokiu atveju, jeigu abi pusės nusiteikia išklausyti, kas yra sakoma. Argumentas nepasidaro pagrįstesnis, jeigu po jo seka 6 rusiški keiksmažodžiai. Aš manau, kad tai suprantat. Taip pat turėtume suprasti, kad argumentas taip pat nepasidaro pagrįstesnis, jeigu visus nesutinkančius su tuo argumentu pilnai apšauksim valstybės išdavikais ir kvailiais. Dėstykim savo nuomonę pagarbiai ir klausykimės vieni kitų. Gilinkimės į tai, kas aktualu, užduokim daugiau klausimų. Nieko nežinoti ir išmokti yra daug geriau, negu įsivaizduoti, kad žinai viską. Aš bandysiu pristatyti įvairių ir nepatogių temų, kurios itin aktualios vakaruose ir kažkaip pažiūrėti jas per tą lietuvišką prizmę ir veiksmų pasiekmių ryšio prizmę. Aš manau, kad turim unikalią galimybę šiuo metu mokytis iš kitų klaidų ir privalome sugebėti atvirai diskutuoti apie galimas sprendimų pasiekmes. Nes pasiekmes yra akivaizdžios, mums tiesiog reikia atsimerkti ir pažiūrėti į vakarus. Nesutinku, kad priimant įstatymus, kurie tiesiogiai paveiks mūsų šalies ateitį, naudingas politinis korektiškumas. Tai viskas, ką norėjau pasakyti šį sekmadienį. Kitos temos bus šiek tiek aštresnės.
Jeigu jums įdomu tai, ką sakau, dalykitės, diskutuokit, bet pageidautina pagarbiai ir sekit naujienas. Aš labai dėkoju už jūsų laiką. Tikiuosi, kad pirmas blynas nebuvo tiek smarkiai prisvilęs. Gero vakaro, apkabinkit savo šeimos narius.